Vienoje iš mūsų laidų kalbėjome apie šildymą infraraudonaisiais spinduliais. Jis primena šildymą saulės šviesa, yra ekonomiškas, lengvai įrengiamas ir turi plačias taikymo galimybės. Šie šildytuvai šildo daiktus, paviršius, žmones, o tradiciniai mūsų šildytuvai šildo orą. Ir tik tada, kai sušyla oras patalpoje, žmonės pradeda jausti šilumą patys. Tiesioginis šildymas yra pranašesnis tuo, kad tai yra greitas šildymas. Jis šildo tiesiogiai žmogų ir jums nereikia faktiškai laukti. Tai yra daug greičiau, tai yra ekonomiška, tai yra efektyvu. Tai yra šiluma ten, kur reikia ir tada, kada reikia. Dar vienas šildymo infraraudonaisiais spinduliais privalumas, kad jis gali atlikti papildomo šildymo funkciją ten, kur trūksta šilumos, arba keičiantis metų laikui. Kadangi pereinamų laikotarpiu jungti dujinį katilą yra gan brangu, dėl to mes jungiam natūralaus šildymo plokštes ir taip gaunasi žymiai pigiau. Infraraudonųjų spindulių šildytuvai gali būti skirtingų technologijų. Dėl to vieni šildytuvai gali būti naudojami labiau pramoninėse patalpose, gamybinėse patalpose, tai yra atskirų darbo zonų pašildymui, greitam pašildymui, kai yra labai šalta. Kitos technologijos gali būti panaudotos gyvenamųjų patalpų šildymui arba biuro patalpų šildymui ten, kur mes nuolat leidžiam laiką. Infraraudonųjų spindulių šildytuvai skirti privačiam sektoriui vadinami natūralaus šildymo plokštėmis. Juos galima eksploatuoti bet kokios paskirties patalpose, net ir ten, kur kaupiasi drėgmė. Klientui įsirengus namuose standartinį šildymo būdą, vonios kambaryje buvo pastebėta, kad paprasčiausiai trūksta šilumos ir jie pasirinko natūralaus šildymo plokštes. Kad nereikėtų papildomai daryti remonto, griauti sienų, buvo pritaikytas nešiojamas termostatas. Ši technologija nekenkia žmogui ir neturi tradicinio šildymo trūkumų, tokių kaip sausas oras ar kylančios dulkės. Šildymo plokštės gali būti naudojamas tiek kaip pagrindinis šildymas namuose, bute ar ofise, tiek kaip papildomas šildymas. Yra galimybė prietaisą tvirtinti ne prie sienos, ne prie lubų, kas yra efektyviausia, bet tiesiog naudoti ant specialių kojelių ir šitą prietaisą turėti perkeliamą iš vienos vietos į kitą. Šildymo plokštės neužima vietos ir yra beveik nepastebimos. Jos gali būti montuojamos prie lubų arba sienų. Estetiškas plokščių dizainas ir paprastas naudojimas daro jas nepralenkiamas lyginant su tradicinio šildymo sistemomis. Šiuolaikiniuose biuruose labai populiarios Armstrong tipo modulinės lubos. Jas iš tikrųjų galima labai patogiai panaudoti, įdiegiant šildymo plokštės būtent biuruose. Tiesiog vieną ar du modulius išimat iš konstrukcijos ir vietoj to įstatot šildymo plokštę. Esant poreikiu, natūralaus šildymo plokštė gali tapti ir interjero detale. Niekas net neįtars, kad ant sienos kabantis veidrodis, paveikslas ar šeimos nuotrauka šildo patalpą. Infraraudonųjų spindulių šildytuvų įrengimas ir montavimas yra labai paprastas. Paprastai tai gali užtrukti 10-15 minučių, sumontuoti vieną elementą vienoje patalpoje. Valdymas irgi labai patogus, iš tikrųjų valdiklių termoreguliatorių pagalba galite jūs valdyti pagal savo poreikį, valdyti šilumą, reguliuoti šilumą ir taip džiaugtis tą natūralią, malonę šilumą. Ir tai yra daug patogiau ir mažiau investicijų reikalaujanti sistema negu tradicinės šildymo sistemos, kai reikia radiatorių pajungimų, vamzdžių ir panašių dalykų, kas užima ir daug laiko ir kainuoja tikrai nemažus pinigus. Taigi sudėjus visus taškus, šildymas infraraudonaisiais spinduliais gerokai pranašesnis nei kiti šildymo būdai, nes jis yra ekonomiškas, nekenksmingas, šildo tik ten, kur reikia ir kiek reikia, nereikalaujantis priežiūros, nebrangus įsirengti, nesausinantis patalpų oro ir tinkantis alergiškiams žmonėms.